gali leisti savo perkelt savo dėmesį į kūno pojūčius ir pradėti nuo paprasto pastebėjimo, kad esi čia ir sėdi. Tiesiog pajaust užpakalį, pajaust patį faktą, patį patyrimą, kad sėdžiu ir esu čia. Leisiu savo mintim keliauti, vaizdam. Pojūčiai kūne tiesiog nutinka. Kuo labiau tu pastebi pojūčius, ne dėl to, kad jos įvardinsi, papasakosi, suprasi, o tiesiog atkreipi dėmesį, jie yra. Tuo labiau tavo dėmesys grįžta prie tikrovės, prie to, kas dabar iš tikrųjų vyksta, prie to, ką tu dabar patiri. Ir galėtum leisti savo patirti tai, ką jau ir tai patiri. Nes tai vienintelis dalykas, kuris nereikalauja jokių pastangų. Jei patiri neramumą, ar įtampą, ar sunkumą ir leidi savo patirti neramumą, įtampą ir sunkumą, tai tu jau esi okei. Jei patiri atsipalaidavimą ir leidi savo patirti atsipalaidavimą, tai tu jau esi okei. Ir gali duoti tam dar daugiau vietos, dar daugiau erdvės. Leis savo jaust. Kiekvieną kartą, kai pykstam ant aplinkybę, kai esam nepatenkinti tuo, kas vyksta, kai susierzinam, nusiviliam, nusimenam ir nuliūstam, kad nebuvo kažkaip taip, kaip aš įsivaizduoju. Ir tai net neina kalba apie kažkokius ten gyvenimo didelius planus. Tiesiog diena netokia, rytas netoks, rezultatas netoks. Nutinka pyktis, nusivylimas, kuris gali perėti į apatiją, ar kažkokią agresiją, ar ignoravimą, ar dar kažką. Gal tampi nepatenkintas savim, gal kitais aplinkui, nes paprasčiausiai vyksta ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Ten, kur visiškai atstumi tikrovę, tai dar nutinka tokie visokie, žodžiai kaip nesąmonė, galvoje netelpa, arba bet čiagi savaime suprantama, kodėl nėra va taip ir taip ir taip. O viso labo vyksta ne tai,
ko tu tikėjais. Ir tuo metu protas šiaušiasi, ginčiasi. Nori spausti ir kontroliuoti tai, kas vyksta. O ką jeigu leistum, kad būtų kitaip, nei tu galvojai, kitaip, nei tu įsivaizdavai? Ir galėtum leisti dabar būti kitaip, jeigu yra kitaip, nei įsivaizdavai. Gal šiandien buvo tokių įvykių, kurie tau nepatiko, nes ne to tikėjais, nes ne taip norėjai, nes ne taip įsivaizdavai. O leistum, kad būtų kitaip, nei galvojai, kitaip, nei tikėjais, kitaip, nei laukiai. Ir tai taip elementaru, taip paprasta. Bet kuo esam labiau įpratę jaustis teisūs, daryti teisingai, daryti gerai, spausti save, kitus, aplinkybės, stengtis, tuo labiau norim, kad būtų taip, kaip įsivaizdavau. Ir dažnai, jeigu nenutinka taip, kaip įsivaizduoja, tai dar priimam tai kaip tokį, asmeninį dalyką, kad tai kažką reiškia, kad gal aš mažai stengiausi, gal aš nesėkmingas esu, gal ten kažką netaip darau, gal esu nevykęs, nes tiesiog įvyko ne taip, kaip įsivaizdavau. Ir žinai, kur yra mažytė paslaptis? Aš garantuoju, kad tavo gyvenimas įvyko ne taip, kaip tu įsivaizdavai. Daug kartų. Ir net jeigu dabar esi tokia vieta gyvenime, kur protas sako, tai kad aš ten turiu ir gaunu viską, kaip noriu, o prieš 10 metų to tikėjais, kur dabar esi? Ne. Tai galėtum atsivert tai realybei gyvenimą, kuris vyksta visai ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Ir duoti erdvės, duoti laisvės, duoti vietos gyvenimui nutikti. Vietoj to mažo užsispyrusio tokio balselio viduje, kuris sako, betgi aš noriu, kad būtų, kaip aš noriu. Tai ar leisi savo tokį paprastumą? Tokį lengvumą. Kaip dažnai susiplanuoji, sugalvoji, susidėlioji kokį nors ten numanomą grafiką, per kiek laiko kažką padarysi ir neįvyksta. Ir galima nusivilt, pergyvent, nervuotis ar prisimint. Dabar įvyko ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Viso labo. Nes kas yra tikra ir kas atrodo svarbu. Tikra yra tai, kas iš tikrųjų vyko. O kas atrodo svarbu, taip kaip aš įsivaizdavau. Ir todėl vyksta nuolatinis konfliktas su gyvenimu. Dėl savijautos, dėl poelgio, dėl rezultatų,
dėl kitų žmonių elgsenos, dėl to, kas vyksta pasaulyje, dėl to, kas vyksta namie, dėl to, kas vyksta viduje ir išorėje. O ką jei pastatytume pirmą vietą? Tikrovę. Faktą. Dabar yra taip. Vakar įvyko va taip. Ir ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Ir gali atsipūst, atleist truputį vadeles viduje ir pripažint, gyvenimas vyksta ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Ir ypač ten, kur tave erzina, nervuoja, liūdina, piktina, gąsdina, tai tikrai rasi, kas netitinka tavo fantazijų. Ir tu gali rinktis, būt švelnus savo, būt švelnus pasauliui. Ar pabandyti spausti save ir kitus, kad būtų kaip tu įsivaizdavai. Ir vis tiek nėra. Tai gali duoti laisvę savo ir tolimiausniam gyvenimui, savo ateičiai įvykti ne taip, kaip tu įsivaizduoji. Nes kartais tai gerokai viršė tavo įsivaizdavimus ir tau patinka kur kas labiau tai, ką tu gauni, nei tu svajojai. Kartais tai būna kur kas prašiau, negu tu galėjai įsivaizduoti. So what? Tai tiesiog nesutapo su fantazija. Ir kai grįžti prie tikrovės, kai matai pasaulį ir gali būti su tuo pasauliu, tada tu esi taikoje. Tada tu esi blaiviai matantis, kas vyksta. Blaiviai reaguojantis tai, kas vyksta. Galintis priimti sprendimus, veikti. Jei reikia kažką keisti. Ir nebereiks sėdėti ir ginčytis su pasauliu, kuris jau praėjo, kuris jau įvyko ir kuris jau baigėsi. Ir tu turi visišką laisvę rinktis, kaip tu sutiksi sekančią akimirką. Švelniai, smalsiai, įsitempęs, išsigandęs. Tai tavo laisvė rinktis. O jei turi tendenciją dažnai pasierzinti, pykti, tai vis paklaus savęs paprastą klausimą. Galiu leisti, kad būtų kitaip, nei aš įsivaizdavau. Ir kartais galėsi, o kartais norėsis ginčytis. Ir galima visaip. Svarbu, kad matytum, kad tu renkiesi žaidimą, kurį žaidė. Tai gali leisti savo giliai kvėpti. Ir iškvėpti iki pat pėdą, perėdėmėsi visą kūną, pastebėjant. Ir kitam bus patogu, gali atsimerkti, pasijudant ir keliauti toliau.